Ok. Jau susiradai eterinį kūną, ne? Taip. Gerai, skaičiuoju nuo 1 iki 3. Pasiprašysi leidimo. Astai. 1, 2, 3. Leidimo pasiprašau, sutikimą gaunu. Mhm. Pirmiausia, kas krenta man į akis, tai yra, kad yra kojos į skirtingas pusės, ta prasme, ant kairės kojos yra dešinė uždėta, o ant dešinės kairė. Sukryžmintos kojos. Mhm. Ir kai pasijungiu prie jos, atrodo sukniumbu, nes nėra jėgų stovėti, traukiama gyvybinė energija. Matau, kad toks jausmas, kad iš gerklės, kur yra ta duobutė, pajungta šlanga ir per jį eina visa gyvybinė energija į agregorų statybinį centrą. Man taip ateina, surinkama energija ir tenais yra jinai perdaroma, paskirstoma į punktus. O kaip čia šustrai? Agregorų centrą. Mhm. Kas ateina, iš karto pasakau. Gerai. Mane domina tos kojos sukryžiuotos. Čia kas yra? Iš informacinio lauko velkasi? Man tai kaip aš save girdžiu per garsą. Ką? Labai trikdo, nes aš save girdžiu, eko garsas. Dabar? Pažiūrėsiu? Ne, negirdžiu dabar. Pažiūrėk tos kojos sukryžiuotos. Ar jos yra iš informacinio lauko? Eina iš laboratorijos, kad tai buvo padaryta laboratorijoje ir paskui reinkarnacijoje aktyvuota kaip reinkarnacija informacinio lauko. Kiek laiko jau yra ta būsena sukryžiuotos kojos? Man taip ateina apie 70 gyvenimų. O kiek iš viso turėjo? Tūkstančio nėra, apie 900 kažkas tai taip. Ar atėjo pati savo noru? Matau, kai juos galim sakyti, jeigu taip vaizdžiai kalbant, su autobusu atvežė ir paleido. Serija paleista kažkokia šitų iš laboratorijos paimta serija sielų, kuri paleista vienu metu. Jo, bet į žemę jinai. Ta prasme, ne. Ne, į žemę ne pati į žemę, tai nes aš matau, kad... Aplamai, kad į žemę. Aš jau žinau, kad tas laboratorijas yra skirstimo punktas, bet pasirinkimas į žemę eiti buvo jos ar ne? Matau, kaip sielos gali kirsti tokį lauką, kur eina savo noru. Bet pasiekusios tą lauką ateina tokia vibracija, tai supranti, kad kažkas ne taip, o jau atgal nebeleidžia gaudyklė. Tai ėjo savo noru, bet pakliuvo į tą terpę gaudyklę. Aš matau, kad sielos jau supranta prieš tai, dabar jau kurios ateidinėja, tarkim, kai Žemė jau buvo 3D, išorė jinai netrodo, kad čia yra taip blogai, nes jinai kaip ir laiko tą vibraciją, tokią neišleidžiančią, o viduje kaupia, tokį kaip burbulą. Tai sielos iš viršaus nemato, kas viduje yra, bet jos patekdamos tą tokią kaip energetinį lauką, tenai supranta, bet jau yra kaip įstrigimas silikoninis kažkoksai apmusi. Tai ėjo savo norų, bet pakliuvo. Tai ta prasme, kaip ne visos sielos nemato, kad yra žemėje chaosas, ne? Kai kurios turi prieimą, bet tos sielos, kurios yra čia buvę, ne? Galimai išėjo savo norų, jos grįžta atgal su to pačiu informaciniu, kaip galim sakyti, lauku, ne? Ir atėjusios čia įstringa. Taip.
Gerai, pasižiūrėk dabar šitas reinkarnacijas, kodėl, aš noriu sužinoti, kodėl būtent jai tas kojas sukryžiavo. Nes pas ją labai yra kreivas stuburas, išsidarkęs visas stuburas. Tai aš spėju, kad čia tų kojų sukryžiuotų, ne? Irgi yra. Bet yra per 70 reinkarnacijų turėtų susidaryti labai didelis informacinis laukas, kaip jinai, ką jinai velka iš paskos su savimi, žinai, per va šitas kojas kryžiuotas. Tu nueik į kokią reinkarnaciją? 1, 2, 3. Aš matau, mane nuvedė tikriausiai tą pačią pirmą reinkarnaciją, kada jie buvo aktyvuotas, kada jinai buvo laboratorijoje ir kada aktyvavo tas sukryžmintas kojas, nes jinai gimsta, matau, kaip vaikas, kuris nevaldo kojų, toksai ateina įgimta liga, paveldima liga, mano toksai, kai šitų raumenų ir kaulų liga. Ir man kita informacija ateina, kad klasteryje tame buvo kažkoksai kraujo nesuderinamumas tarp mamos ir tėvo. Kraujomaiša? Kraujomaiša. Gal ne kraujomaiša, bet netitikmuo kraujo, taip pat blokuojantis kažkokie, aš kaip informaciją dabar tą žiūriu, kaip mes žiūrėjom tos kraujo grupės, kurios yra ten minusas, pliusas ir matau, kad pagal tą matematinį įskaičiavimą blokuoja vystimasi pačio organizmo. Kraujo kūneliai, ten visa ta kraujo informacija, jinai yra nesusijanti ir iš to, kai vaikas formuojasi mamos pilve, gaunasi, kad jisai praranda kažkokį tai informacinį lauką, iš kurio formuojasi raumenys ir kaulai. Nėra informacijos apie tą, išimta kažkokia gaunasi. Ir aš matau, kad ten gimsta kaip berniukas, kuris nevaldo kojų, nėra susijungimo su stuburu. Man toksai ateina, kad tuo metu buvo pajungtas stuburas į laboratorinį kažkokį tai ne eksperimentą, o išardymą. Ir tam reikėjo atjungti kojas, kad netrukdytų šitam visam projektui. Ir tuo metu šiaip to berniuko gyvenimas nėra labai blogas, pas jį yra sąmoningumas, jisai moka panaudoti savo gyvenimą, tą nepriteklių trūkumą kitaip, lavina, man matina, kad per rankas jisai tą visą kojų netekimą, jisai perduoda viską į rankas, su rankom juda kažkaip, jisai gali net ir judėti be kažkokio tai vežimėlio ar ten ramentų, bet su kojom, kaip šuniukai velka kojas, jeigu. Tai matau, kad jis irgi taip nemato tame problemos. Man taip ateina, kad... Ką jisai daro su rankom? Jo pas jį rankos yra labai fiziškai stiprios, ir jisai netgi matau, kad sportuoja, fizinė jėga stipri yra rankose. Tuo aš pažiūrėsiu, pasuksiu į priekį, kad ką jisai užsiėmė. Man tai patina, kad jisai... Palauk. Aš išryškinu vaizdą, nes jisai, matau, kad ne tik tais, kad ir jo kojos yra neveiksnios, bet aplamai pas jį ta kūno sandara yra kažkokia keista, bet rankos yra visa stiprybė. Ir matau, kaip jisai, man tai ateina, kad masažuotojas jisai kaip būtų toksai išjudinamas raumenų, dažniausiai viso kūno man ateina kaip sportininkų masažuotojas, kur būna, jisai žino tas raumenų grupės. Jam, kai žmonės padaro savo trūkumą stiprybę, tada eina iš vidaus tas noras kitam padėti, taip papildyti save, netgi taip kažkoks
ateina. Ir matau, kaip jisai masažuoja, man ateina daugiau boksininkai tokie, kur boksų ringuose. Jam yra padaromos tokios kaip priėjimas, tokie kaip stalai, kuris jisai gali pasiekti, atsisėdęs gali pasiekti tą kūną. Palauk, bet čia yra tas nusikalstamo pasaulio, tai nėra afišuojama kaip Nėra plačiai legali, ne? visuomenė, nėra legali. Mhm. Bet aš matau, kad jisai daug pinigų čia turi. Šlovė, garbė ir pripažinimas. Tai iš jo niekas nesityčioja? Ne. Jis yra gerbiamas, ne? Net ir vaikystėje aš matau, kad jisai nejauti tų patyčių, bent jau jisai savo nepriėmė tų patyčių, nes jisai tą trūkumą pavertė į privalumą. Išnaudojo tą tokį padėtį, tos aplinkybių. Bet tėvų aplink jį nematau, nes aš matau, kad tėvai jį kaip ir atidavė, jiems buvo per sunku prižiūrėti. Ir jisai tokia kaip, tai ne ligoninė, bet kažkokia įstaiga, kur yra žmonės su tokiais trūkumais, tokiais ne psichiniais, o negalia. Ir va čia jisai išmoksta to pastovėjimo už save, kabinimosi į tokias kaip galimybės. Šičia įkvepianti man istorija iš to berniuko, kuris užauga. Jo, jaučiasi stiprybė čia labai stipri. Įsivaizduok, žmogus su negale tapo tokiu garsiu masažuotoju, ne? Man net ateina, kad ir šiais laikais, aš nežinau jo vardo pavardės, bet yra tas vyras, kuris neturi nei rankų, nei kojų. Man atrodo, jo. Tas, kur ant scenos lipa visada, ne? Taip, be rankų, be kojų, ne? Jisai vaikus turi, žmoną. Jo, jisai ten su daug labai kaip fizinių, mažiukas jis toksai. Jo, man atrodo, jis rankų neturi. Iki alkūnių, ne, kažkaip ten yra. Kažkaip, jo, taip, bet ir žmona kokia graži. Labai, labai inspiration, jisai yra labai daug žmonių. Būtent, kažką panašus, ne, jisai. Taip, man primena tokią istoriją panašią. Nušakęs, labai gerai. O kur šitą stiprybę dabar pas ją yra? Ne, dabar jau ne. Čia buvo tas suformuojama, nes jai davė užsiauginti tą, kad kad reikalinga ta energija. Tai man ateina tai, kad čia buvo ta pirma reinkarnacija, kada buvo aktyvuojamas tas sukryžminimas tų kojų ir kada reikėjo tuos visus pajungimus padaryti. O paskui jau po truputėlį lenkia žemyn, matau, kad labai priklauso nuo klasterio, į kokį klasterį bus patalpinta šita siela ir kokio mentalinių plokštelių aktyvuos. Tai matau, kad tada po truputėlį jau pradėjo dėti į sunkesnius, nes aš pagal šitą įkvepiančią istoriją matau, kad kai tėvai palieka vaikus, ne visada tiem vaikam yra blogai. Kai kada tai veda į sėkmės istoriją, nes šalia vaikui būnant šalia tėvų, kaip tik jam gali būti ta destrukcinė programa uždėta. Tai toj pirmoje reinkarnacijoje, kai aktyvavosi, tai jam pasisekė, kad tėvų nebuvo, o paskui matau, kad jau į tokius klasterius įdeda, kad tėvai asocialūs tokie mušeikos, žemyn, meta. Bet ne visada jinai buvo kaip neįgali, ar ne, kad kojų neturėtų. Tas sukryžminimas nėra taip, kad jinai nevaldo kojų. Tiesiog tuo metu reikėjo jai atjungti tas kojas, kad galėtų daryti. O paskui tas kojų sukryžminimas rodo tokį nepasitikėjimą, neėjimą ten, kur nori, vidinį konfliktą su savimi, nesusibalansavimą, išsiderinimą. Tokia jau tada eina per visą tą emocinį kūną, nes emocijos vienaip, o fizinis kūnas eina visai kitą pusę. Tai tokia išsiskirimas iš savęs. Supratau. Tai čia labai svarbus momentas yra. Ok, pažiūrėkim tada pas ją sielos sudėtį. Man ateina taip, kad kosminė dalis kenčia, siela verkia, graudžiam ašarom, nes negali išsilaisvinti iš pančių. Pančiai, man rodo, kad yra daug šitų kontraktų aplink ją, tai yra per žmonės ir per situacijas.
kuriuos valdo interferentai ir jų čia yra daug tokie, atrodo, kad jinai stovi va taip per vidurį, o energetiniai siūlai eina į žmonės, bet ne, į žmonės tik tais tiek, kiek tai leidžia fiziniam lygmenyje, bet realiai tai yra pajungta eterinėme lauke į interferentus, kurie irgi pasiima tam tikrą energiją, nes jinai davė kažkada sutikimą per reinkarnacijas. Tai vat sielų, ta kosminė dalis man ateina, kad jinai yra stipriai siurbiama ir jos yra likę apie 20%. Jinai silpna, sunkiai kovojanti, bet atrodo, kad ją iš visų pusių bombarduoja. Toliau eina žmogaus. Žmogaus yra labai jautri, pažeidžiama. Man iš karto identifikuoja, kad tai yra klasteris sunkus, programos sunkios. Taip. Žmogaus dalies yra iki 10%. Labirintų yra apie 15-20% su programom ir maldininkais. Kiek? Nuo 5 iki 20? Ar 25? Ne, apie 20. Ai, apie 20. 15-20. Gerai, aha. Tai maldininkai programos, ne? Taip, ir čia yra, aš matau, irgi net nepasakytum, kad čia yra vietinė laboratorija, dėl to, kad yra jinai be galo didelė ir joje yra jos daromi yra klonai, va iš kur eina šitie irgi daro. Oi. Matau, šitą, nesakau, labai didelį laboratoriją ir matau prie, jeigu taip galima būtų sakyti sieną, nors ten ne siena, o kitaip, tai matau, kad 4-5 yra kapsulėse auginami tie klonai. Kam dabar reikalingi jos klonai? Pakištukai, šitie klonai atrodo, kad yra pakišos, jos nebus jos gal gyvenime, bet iš jų gaminamos stiprios programos integruojamos ir paskui šitie žmonės yra dedami kaip pakištukai į klasterius. Į klasterius arba sugriauti, arba sujungti, bet kaip mes matom per ekspediciją, kad pakištukai yra integruojami žmonėms. Tai tie klonai dažniausiai ir yra tie pakišti žmonės, kuriuos galime valdyti. Tai tokie yra kaip ir biorobotai. Taip. Tai įmama iš jos, ta prasme, kažkokia tai charakteristika, ne? Programos, pagrindas. Tai yra kopijažas bus jos pačios. Bet jau be kosminės dalies. Ir jinai turi užauginti juos. Be kosminės dalies, aš suprantu. Vos. Taip, bet copy-paste, ne, yra. Ir yra pakišta jos pačios klasteryje. Taip. Oi. Nes aš matau, kad kodėl būna pajungti tie žmonės į tuos savo klonus tam, kad kai juos maitina, per juos perduoda tą informacinį lauką, integruoja jį. Viską perduoda ten. Ir net ateina taip, kad dalis tų klonų ir yra tas pasakymas, kad sielos dvyniai, ar ne? Tai labai dažnai tai yra primesta informacija, kad tai nėra sielos dvyniai, o tai yra tavo klonas, nes tai yra tas pats informacinis laukas ir jis tau labai pažįstamas yra. Taip. Ir dažnai būna, žiūrėk, susitinka vyras ir moteris ir atrodo, viskas taip atitinka, o kai pradeda gyventi, ir viskas pradeda irti ir galvoja, kaip čia taip nusivažiavo, ne? Nuo vieno iki kito. Būtent. Toliau. Tai šitas laboratorija. Toliau eina, matau, programa sintetinimo, tokia kaip įstatyta į širdies zoną dėžė. Tada, paskui gal vardinsiu, ar ne? Žodžiu, programos. Sakyk, jeigu matai, ką nors sakyk. Aš matau, kad yra būtent šitos programos implantai kaip dėžės, sintetinimo yra širdyje, skrandyje, gimdoje ir galvoje. Oi. Sintetinimo dėžės, ką jos daro?
Ta prasme, ne man sakyk, kas tai, Aha, aha. Priklauso nuo to, kuri įstatyta kurioje vietoje. Galvoje įstatyta sintetinė mintis, iš gerų minčių perverčia į blogas, tai yra negatyvą, tarkim, gyvenu gerai ir iš niekur nieko atsitiks. Pavyzdžiui, apie vaikus, apie vyrą, kažkas atsitiks, kažko negero nujaučiu. Ir meta tokia sintetinimo iš pozityvo į negatyvą kūrimą blogų scenarijų. Širdyje eina iš gerų jausmų į negatyvus, irgi prisigalvoja, kai baimės, blokai, nerimas, apatija, visi šitie depresija, kur veda, tai vyksta nuo to tokio, ne visada, ne visais atvejais, bet jos atveju veda į depresinę būseną, sintetindami tą pozityvą. Aha, gerai. Toliau skrandyje, kur yra, tai sintetinimas vyksta man daugiau ateina iš aplinkybių nepriėmimo, kai tau nepatinka aplinkybės, kuriuose esi, bet tau nėra išeities, tokios situacijos, kad tau sunku išeiti iš tų situacijų. Ir tas sintetinimo jausmas eina ne iš tokio pasitenkinimo, o į nepasitenkinimą. Nes man skrandyje rodo, tam saulės rezginėje yra pasitenkinimo jausmas, tai yra tie drugeliai, ar ne? Jie yra einantys iš to malonumo. Aišku, jie yra surišti, kadangi visos čakros yra surištos, tai tas priklauso ir nuo tos kūrybinės čakros, tai yra ta gimdoje esanti. Taip. Čia yra tas centras, kuris gamina ir paskui pereina į tą viršų. Tai ta pati šaknis yra užteršta virusu. Netgi ta root čakra, kaip palauk lietuviškai verčiasi. Įsižeminimo. Čia yra pasėtas sėkla negatyvi ir tada jinai tokia kaip garuojant į viršų skleidžia tą virusinę energiją, programas aktyvuojančias. Tai gimdoje ta dėžė, tai yra sintetinimas tos energijos, kad būtų gera klonams. Man ateina, kad tai yra panaudojama šitų klonų auginimui. O iš gerklės tą šlangą tai jau yra gyvybinės energijos, kurie jau eina tą statybininkų centrą, egregoro tą centrą. Ar aš galiu dabar ką nors pasakyti? Taip, patyliu aš. Aš bandžiau, kvėpavau, bet negirdėjai, kai pradėjai, kaip radija. Radio taškas. Oi, gerai, palauk, norėjau pasakyti, kad pase iš tikrųjų yra būtent tie punktai, ne visi, bet yra, pavyzdžiui, galvoje yra siaubinga ir dažna migrena. Silpni išslinkę plaukai, bet atauginėja po truputį. Suprastėjusi labai atmintis. Jeigu žiūrint gimdą, dingęs lytinis potraukis, dingusios mėnesinės po gimdymo, vaikui jau metai ir 3 mėnesiai. Visiškai dingė. Toliau, kas čia dabar, su skrandžiu nieko nėra, bet pase emocijos tokios, kur tu sakai, kad ten palauk, kur čia žiūrėjau dabar. Emocinis valgymas, nuo vaikystės polinkis į savižudybę, nepritapimas prie aplinkos, vienišumo jausmas. Būtent ką tu ir sakei. Toliau, aišku, yra tie visi jausmai, kur yra baimės, perdėtas jautrumas, empatija, čia yra kitas, nuo kito varianto. Ir dar vienas yra dalykas toksai, vaikystėje buvęs abiejų pusių plaučių uždegimas, po skiepo kūdikystėje atsidūriau reanimacijai. Aktyvavo šitą šlangą gerklėje. Teisingai. Čia su gerklė susiję. O plaučiuose nėra kokių implantų? Ne, iš tenais yra tiesiog paimama gyvybinė energija. Aišku. Tai pase nors vienas centras yra, koksai aktyvus, nesudarkytas? Ne. Gerai.
Nieko, rasim vis tiek kažką gero. Dabar reikia išrasti viską, kas yra bloga. Tai pabaigiam tada sielos sudėtį, žiūriu, kad čia nusivažiavom. Tai šitos programos eina apie 5-6%. Toliau eina, aš jį bandau identifikuoti dėl to, kad jisai man ateina pirmiausia pilkos tokios spalvos, stiprios. Tu mane girdi? Girdžiu. Gerai, nes nutilo. Pilkos tokios spalvos, bet tai nėra drako ir tai nėra reptilija. Man daugiau ateina, kad tai atrodytų kaip reptilija, bet yra pilka ir hibridinė kažkokia sumaišyta su draku, man kažkoks toks ateina hibridas. Tai daugiau yra reptilijos negu to drako, bet ta pilka spalva tokia išlendanti labai į paviršių. Netgi sakyčiau, kad ir pelkiniu man čia jaučiasi tokia hibridizacija padaryta. Gerai, hibridas. Sakyčiau, kad visko yra po truputėlį viename tame interferente. Ir jisai toksai net kaip šikšnosparnio sparnai, ištiesia rankas ir tokia gaunasi tokia sujungti sparnai tokie eina. Atrodo, kad jisai ir skristi gali, ir vaikščioti gali, ir tokia nagai stiprus, o tokia lenkti, kaip raganos, ale piešiamos tokios, kaip būna. Ir jisai yra įsibujojęs labai stipriai joje. Man ateina, kad visa likusi dalis yra šito. Oi, negazdink manęs. Tik tu mane gazdink. Visa šita dalis? Taip. Tai jisai globalinį turi? Taip, jisai globalinį turi. Ir kaip sakau, dar nuo jos eterinio kūno yra pajungti energetiniai tokie siūlai į kitus interferentus. Aš neįsivaizduoju, kaip jinai pajuda, kaip jinai iš lovos atsikelia realiai, matydama, kas čia yra pas ją. Eik tu savo. Per aplinką daug ką dar yra. Ir man ateina, kad kraujas, aš nežinau, ar aktyvavusi ar ne, bet jie netgi ir eterinėme lauke paima kraują, tai man taip identifikuoja, kad tai galėtų būti arba mažakraujystė, arba ta kažkokia kraujo trūkumas, nėra, žinai, kaip sako, išbalęs kraujo, kaip čia, kraujas į kulnus subėgia, ar ne, kaip viskas sausi išbalęs būne, nėra kraujo, atrodo. Šiaip pase ir nėra kraujo, dingusios mėnesinės iš tos pusės, jeigu žiūrint. Jo, bet ir šiaip, žiūri jos eterinį kūną ir jeigu aš kituose matau, tai tamsų kraują, tai dar kažkokį tokį stiprios vibracijos. O čia toks jausmas, kad aš turiu ieškoti tų kraujagyslių, kur tas kraujas yra dar likęs. Nieko nėra apie kraują parašyta. Tai gal nesiktyvavo, tikiuosi. Nes aš sakau, atrodo, kad jie ir tą gyvybinę energiją paima ir tą patį kraują irgi paima. Nežinau, kaip tai gali būti, bet... Tuo čia žiūriu, nėra nieko apie kraują. Trečia grupė. Gerai, klausyk, o archyvai pasiek kaip? Labai išdarkyti ir yra termitai. Termitai, primink. Termitai naikina archyvus ir naikina informacinį lauką. Patirtis. Aišku, negeriausias. Turbūt. Taip. Ne, tai yra geriausias trina, o palieka visą š. Gerai, o globalinis, tu mane sakei, koks tai yra? Būti donoru. Jo, pumpuoti klonam energiją. Egregoras yra? Egregoras yra pajungtas, kur sakau, iš gerklės į tą statybinį centrą. Ir paskui matrica. Matricos ne vienos jungtys, per stuburą eina daug jungčių, taip kaip būdavo tokia strypas ir tada pajungimai į neuronus, o čia yra pajungimai iš šlangų matricos. Šešios šlangos. Eik tu savo.
Man taip ateina, kad į kiekvieną čakrą iš nugarinės pusės yra pajungta šlanga, išskyrus galvą. Galva ir taip paimta jau yra su ta dėžė. Nu, tai pasia ir skrandė dėžė, ir gimdoj dėžė, ir to širdį dėžė. Žodžiu, pasia visur yra kaip ir nu, energijos nusiurbimas totalus. Man net atrodo, kad kaulus man pradeda skaudėti, toksai vat sukimas kažkokių sąnarių. Nu, pasiema tai per suktą ten ir taip viskas. Taip, tai vat užrakinta kūryba, neįsivyščiusi tulžis, siauras kasos kanalas sunkiai virškina. Nu va, ir čia irgi susijęs su tuo. Sausa oda, silpni plaukai, nuospaudos pėdose ir viskas iš tos pusės. Oi, palauk, pasie buvo dar gimdos išvalymas su pilna narkoze. 3 mėnesių nėštumo sužinojo, kad vaisius nustojo vystytis, pats nepasišalino. Ojojoj. Čia į tuos kolonus. Pasia yra stiprus pykčio priepuoliai per trigerius, namiškiai. Lyg demonas išlystų. Nu, tas hybridas. Nu va. Saldumynams yra priklausomybė, bet kartais supykstu ir nustoju kuriam laikui valgyti. Reikia užpykti ant visko, ne tik ant saldumynų. Taip, giminiai, sakei, kad klasteris nesunkus, tai va pas juos yra alkoholizmas, tėvas senelis nežymiai mamos mama, emocinis valgymas irgi mama ir vėžiai, smegenų augliai, vėžys, tėvo mamos linija. Tai vat. Močiutė šiaip jaunystėj, tėvo mama, ta, ten, kur vėžio linijos, jaunystėje būrėsi su perrišta knyga. Detalių nežinau, bet viskas pildėsi. Kas čia per raganavimas? Ant laužo. Kas čia per perrištą knygą? Aš tokių dar negirdėjus esu. Nežinau, žinok. Negaliu pagauti šitos informacijos. Neteina informacija. Gerai. Nu, aš tau sakau, jeigu ateinam informaciją, sakyk. Vaikystėje mūsų Asta ieškojo naminukų namuose. Popieriaus juostelę vyniojamas šaukštelis. Į popieriaus juostelę vyniojamas šaukštelis. Naminukų taip ieškot reikia? Nežinojau. Nežinau ir aš. Kai neieškai, tai nežinai, žinai. Tai va, o dvasinės praktikos rašo, oi. Nu, tai va. Prieš porą metų darytas dvasinis stuburo tiesinimas. Ar matai ką nors? Ne, aš tik matau, kad aktyvuotos programos yra. Prieš daugiau metų kažkokio vienuolio palaiminimas. Aktyvavimas. Norų ritualas prieš mėnulį. Aktyvavimas. Taip. Ir baisiausia klaida, jinai čia taip rašo pati, paauglystėje dūra pasivadinus. O, geras. Dariau kažkokį ritualą. Internete radau, nieko nepamenu, nei kam, nei dėl ko, kažką sakiau ir tryniau savo viršugalvį. Išnyra žodis kabala, bet tiksliai nepamenu. Aktyvavimas. Sutikimas duotas čia.
Bet žinai, kas yra, vat, man atėjo tokia informacija skaitant, kad žmonės, kai padaro ritualą, va tokį kaip kabalą, ne? Vat kažką tai padarė, tokį, kurį pati nežino dėl ko. Tas šiaip ritualas, nebūtinai jisai aktyvuojasi iš karto. Bet paskui vat, jisai aktyvuojasi tada, kai tu pradedi gailėtis, kad tu jį padarei. Ir tu jį augini, va šitą, atrakini šitą Pandoros dėžę, gailėdamas ir dėdama į tai energijos. Nu, aš nebūtinai apie šitą sakau, bet kaip veikia irgi tie ritualai, ne? Paskui žmogus padaryti ritualą ir nesuveikti iš tikrųjų, nes yra žmonės, kur daro ritualus ir jie netiki tuo metu. O paskui po kažkokio laiko jie pasiskaito kažkur, kad kažkas pasako, vat, kaip mes, ne, kad nu, žmonės prieš Mėnulį, jeigu padarėt, pas jūs galimai yra, prisidirbota, ne? Žmogus tuo momentu išgirdęs tą, jisai pradeda baimėje įsijungia, kad ką jis prisidirbo. Ir va tada gali irgi pradėtis aktyvuotis programos. Jeigu tada neatsidarė, gali aktyvuotis tuo momentu, kai jisai išgirsta tokį dalyką. Taip. A, ne? Tai va, žodžiu, jeigu prisidirbo, tai kažkas... Nesigailėkit, nes vis tiek negalit nieko pakeisti. Būtent, gerai. Galima tiesiog nutraukti ir gyventi toliau ir viskas. Taip. Kartais medituoja, darau afirmacijas, RH valymosi metodai. Tai aš suprantu, čia mūsų metodus jinai naudoja valymosi. Gerai. Klausyk, dabar norėjau paklausti, ar jai veikia kažkiek tai valymasis? Šiuo metu su ta visa... Taip, veikia, nes jinai iki regresinį tikrai nebūtų atėjusi, jeigu jinai nebūtų dariusi kažko tokio. Ta vis tiek kosminės sielos dalis, jinai vis tiek yra kovojanti. Tai jeigu jinai daėjo iki čia, reiškia, jos ta dalis kovoja. Tai ir automatiškai šiek tiek spardosi, bet sakau, su tokiais herojais, tai tikrai sunku pasispardyti yra. Taip, suprantu. Toliau. Kūdikystėje iškrito ant galvos iš lovytės, vaikystėje lūžęs raktikaulis, skendimas prieš 10 metų svečiuose vos neiškritau ant betoninių laiptų iš 3 aukšto. Čia yra kažkur tai kažkas tokio be aktyvacijų programų? Pagazdinimai man taip ateina. Perspėjimai. Perspėjimai. Tokia vėl, daugiau programos irgi matau, kad aktyvuojasi, nes iš tų perspėjimų žmogus irgi tada daugiau užsidaro, tada pradeda daugiau bijoti, iš tos pusės programas pradeda aktyvuoti. Supratau, dabar taip, kai ištekėjau, tai yra prieš 9 metus, tada netekau savo gyvenimo. O atsiradus pirmagimiai, 6 metai dabar, iki 3 metų bemiegės naktis, atrodo, išvis įstrigau, išsekau. Labai neramus ir reiklus vaikai. Jo. Čia kur tu sakai pakištukai? Taip. Ne, apie vaikus negaliu pasakyti, kad jie pakištukai, dėl to, kad vaikai, ypatingai jeigu būna, sako, iki 3 metų neramus būna, ne visada tai yra jų, ne visada vaikai yra priežastis, nes jie yra priklausomi nuo mamos, ypatingai emocinio kūno, jie perima tą emocinį kūną, o jeigu mama jaučiasi blogai, automatiškai jaučiasi ir vaikai blogai. Ir taip pereina į fizinį lygmenį kaip neramumas. Bet ta vieta, kaip apsiženė, čia tai, čia stipri vieta yra. Čia pakišta žmogus. Nieko sau. Taip. Čia daugiau, ką jinai mėgsta daryti, aš noriu pasižiūrėti, gal sutaps su kokiom reinkarnacijom.
Pasiliksiu čia ant deserto. Ok, iš šito sąrašiuko kaip ir viską, žinok, išsiaiškinom, kas pas ją gyvena, su kuo gyvena, ką maitina. Dabar galime prasivaikščioti. Ready? Taip. 1, 2. Man meta Mhm. pradžią, nes aš toks jausmas, kad aš nukeliavau dar, kai pradėjo rinktis patirtis. Mhm. Ir aš matau moterį, kuri vaikšto po mišką ir glosto medžius. Pariša kokį medelį, jaunas medelis ir jisai toks palinkęs, nulinktas, negaunantis daug šviesos, jeigu užstoja kiti medžiai. Jis atrodo, kad pririša jį, palaiko. Toksai jausmas, kad jinai prižiūri mišką. Gyvena trobelėje, viena, be jokios šeimos, bet tokia, kaip sakyčiau, būtų miško globėja, globotoja. Labai išlenda rudos stiprios akys, tokios vos ne iki juodumo. Labai svarbus žvilgsnis, atrodo, kad jinai matytų kiaurai žmonės ir neišėjo į mišką, nes jai buvo per sunku matyti žmonių degradaciją, žmonių negatyvą, jai buvo per sunku. Tai kelinta čia dimensija? 3, nes jinai atėjo į 3. Jinai tik tai 3, iš karto į 3 atėjo? Taip, čia po tos laboratorijos iš karto ją į 3, kaip aš sakau, jinai ėjo per tą terpę, toj terpėj pajuto kažkas ne taip, bandė atgal eiti, o ten jau gritas uždarytas, nėra atgal išėjimo. Ir tada tuos užstrigusius toj terpėj, įsivaizduoti tokia kaip srovė, ar ne? Tai, o čia pastoviai nuolatos tie dronai keliauja, tokia kaip maršrutuoja ir surinkinėja tas įstrigusias sielas ir jas iš karto patalpina į laboratorijas. Tai ją iš karto, sakau, patalpina į tą 3 dimensiją, atėjo į tą pusę. Ir ta moteris atsiskiria nuo klasterių, nuo žmonių, nes aš jaučiu, kaip viduje man skrandis, atrodo, persiverčia tas skrandis, nepriimu šito negatyvo, negaliu aš jį žiūrėti, nes aš jį per stipriai matau. Ir tada jinai tokia kaip trobelė, tokia apsigyvena be žmonių aplinkui, be jokios šeimos. Matau, kad yra kaip katinas, šuo, tokie naminiai gyvūnai. Nematau, kad jinai valgytų mėsą, matau, kad jinai tokia kaip netgi nėra veganė, bet jinai matau, kad ir yra tas žaliavalgystis, nes matau pečius, kai kuriasi, kad tenais kažkas verda, tai reiškia, jinai ne veganė, o tiesiog nevalgo gyvybės, kūnų nevalgo. Žaliavalgystė tai yra, kas žalia, net nevirta. Tai reiškia vegetarizmas. Vegetarizmas tada jau reiškia. Arba veganė. Tai aš matau, kad jinai tiesiog leidžia labai daug laiko aplinkoje, tai yra gamtoje, prižiūri mišką, valo mišką. Tokia kaip girinis, ne? Bet girinis jo, bet jinai tą daro tokį iš visos širdies, matau, kad ta širdis yra pas ją labai atvira, tokia, labai labai atvira. Va. O per tą atvirumą yra, jeigu žmogus nemoka apsisaugoti, o širdis yra atvira, tada ją labai lengva yra užprogramuoti ir ją sužeisti. Čia prasideda jos ta tokia integravimas programų į širdį, tas aktyvuojamas ta dėžė. Tai jeigu pas žmogų yra aukštos vibracijos, yra pilnatvė gyvenant, ar yra pas ją vis tiek nuoskaudų dėl žmonių, dėl kažkokia terpė buvo, kad galėjo įlysti programuoti? Ta skylutė tokia, kur jinai matydama tą žmonių degradaciją, jinai nemokėjo su jie gyventi šalia. Tiesiog jinai viską adaptuodavosi į save. Nemokėjimas atskirti, kas yra tavo, kas ne tavo, o viską priėmė, ką matai, į save.
Mhm, mhm. Gerai. Em, jo, bet miške gyventi, aišku, geriau negu kad matyti degradaciją, taip. Matau ir valtelę, kad jinai su valtele kažkaip tais irgi išplaukė. Nu, tokį ramų gyvenimą gyvena, bet pilnatvės nejaučiu aš. Čia tiesiog yra toksai pabėgimas nuo pasaulio, ieškojimas ramybės, bet dar nėra tos pilnatvės. Supratau. Gerai, pasirinkam dabar ką nors kitą. Pasąmonės paprašy, kad parodytų dar ką nors. Vienas. Matau kartuojančių žmonės, vat, sėdi tokie kaip statybininkai, kaip nestatybininkai, va tokia grupelė, jie murzini, pas vieną tokia kaip per šoną, kažkokia kaip pypkė, kaip senesnių laikų, tai aš nežinau, kas ten tokia buvo, kaip juos įvardinti, bet matau, kad trūksta ir toksai kaip cigariukas, bet ne cigaras. Ir jie tokia kaip ant statinių susėdė, per vidurį tokia kaip dėžė padėta, kaip pertraukėlį čia būtų gal nuo darbų, bet jaučiu, kad jie pinigų už tą darbą negauna, o čia yra kaip, nežinau kaip įvardinti šitą darbą, kur negali gauti pinigų, tiesiog, nu, va, tu turi tą daryti. Ateina taip, kad čia yra kaip anksčiau būdavo kalėjimai, ar ne, ir kur išvež, aš nelabai žinau tos sistemos, bet man ateina, kad žmonės, kurie va tuo metu, va, kaip šitą reinkarnaciją, tie, kurie nusikalsta, prisidirba, jie yra išsiunčiami dirbti tokių net lygintinų darbų ir statyboms, va, yra skirtingai. Tai statybas, tai dar kažkur, bet tokius net lygintinas darbus. Ir aš matau, kaip per patraukėlę jie visi kartuoja, nes vulgariai labai šneka, vienas kitai įžeidinėja, matau, kad ir susipliekia kartais, palauk, pažiūrėsiu, kodėl mane čia atvedė, ar už tai, kas į priekį vyksta, ar tai už ką nusikalto. Tuoj. Sunkus gyvenimas, sunkus klasteris, kai tėvai girtaujantys ir verčia vaikus eiti elgetauti ir parnešti ką nors. Ir vat iš tos vietos išmokstama yra vagysčių, pasisavinimai, manipulacijos, kurios eina stiprin. Ir paskui taip jau tu pasidaro toksai kaip įprotis, atrodo tau ir nereikia, bet tu darai, nes atrodo, kad kitaip nebemoki, kito kelio nežinai. Nes matau, kad tėvų jau vėl nebėra ir vaikas likęs vienas, bet yra ir matau, kad brolių seserų yra, bet jie neturi to ryšių, jie kažkaip tai skirtingais keliais išeina. Bet šitas berniukas man vėl ateina, kad jam patinka tai, ką jisai pradeda daryti, nes nereikia nei dirbti, tokia laisvo oro direktorius. Ir matau, kad jis irgi pritampa prie tokios bandos, gatvės bandos, kur yra tie bendraminčiai, gauja ateina toksai žodis, ir kur jie sugalvoja irgi va, tokias bendras jau tada, bendrus apiplėšimus, kur matau, kad kiti yra ne tik suinteresuoti gauti to turtų, bet ir pasilinksminti su šituo muštynėm, to destrukcija tokia, kur eina kraujas, nu tokia vat. Ir vat pakliuva, vat tie per daug įsijaučia tie kiti, du matau tokie yra, kurie eina, vat patinka kaip muštis, patinka kitam skausmą suteikti, vat toksai vat. Ir jie patenka, juos supakuoja ir matau, kad išskirsto, nes čia ne ta pati bendruomenė, ne ta pati gauja, kur kortom žaidžia, bet juos kažkaip tais išskirsto. Ir vat tas momentas yra, kad dar labiau aktyvuojasi programos, mentalinės, prisistato šitų interferentų gauja irgi, nes išgyventi šitoje aplinkoje reikia jau kitų sugebėjimų. Neužtenka mokėti apiplėšti, o čia jau reikia išmokti manipuliuoti aplinką. Nu jo, labai svarbu, į kokį klasterį papuoli iš tikrųjų. Nes jeigu tave išmoko elgetauti, ne, toks yra pagrindas užaugant, tai vat ir baigėsi taip gyvenimas.
Supratau. O jisai iš to, iš to darbų pataisa man kažkaip ateina. Netgi dabar žiūrėk, aš nežinau, gal dabar yra ar nėra, bet anksčiaugi būdavo, kad kokią vištą, jeigu pavogi, tai būna, kad tave išsiunčia nemokamams darbams. Dabargi liktai dar yra. Kažkaip yra ties viešusios, bet ten man atrodo, ne už nusikaltimus, bet už baudas gal nesusimokėti. O gal aha. Bet aš irgi tiksliai negaliu pasakyti. Tai vat gal anksčiau būdavo, kad dirbdavai, kalėjime būdavai, bet plus dirbdavai nemokamai visiems. Nes aš matau, kad jie miega tai vienoj patalpoj tokiam, kur kaip kalėjime uždaryta. Supratau. O išėjus iš šito kalėjimo, jisai išmoko, pergalvojo gyvenimą, ar toliau varė toliau? Jisai išeina, grįžta. Va, taip. Supratau. Tai, žodžiu, tas gyvenimas buvo kaip ir vienodas. Gerai. Pasirenkam dar ką nors. Aš ieškau vis kažkokio tai geresnio vaizdo. 1, 2. Matau. Labai įdomus vaizdas, nes man čia ateina tokia afrikietiška atmosfera, nes matau tamsesnio gymio tos žmonės, o jinai va toksai, man vėl ateina vyras, nežinau, tokio kaip paauglys, galima sakyti, 18 gal 19 metų, muša būgną, va taip sėdi lotoso pozai, į klyną pasiėmęs tą būgną. Ir jie daro kaip kažkoksai čia, gal ne ritualas, bet apeigos. Ir vat girdžiu, kaip ne tik tais jo būgnas muša, bet ir kiti va tokia faina muzika, tokia užvedanti iš tikrųjų. O kiti šoka tokius įmantrius šokius, aš tikrai neapibūdinsiu, nepasakysiu. Afrikietiški šokiai. Jie iš tikrųjų labai labai yra fainus. Užvedantis tokie. Taip. Ir aš matau, kad čia yra, bet atmosfera tokia, kad yra jaunų žmonių. Tai yra tokie susibūrimai, kurie jie patys save tokie kaip linksmina. Man net ateina, kad jie tokie kaip į transą išeina. Vat tokie vakarėliai, transų vakarėliai. Ar jie naudoja kažkokias psichotropinės? Aš matau, kad skystį tokį kaip išgeria, bet tai nėra stiprus psichotropinis, gal daugiau atpalaiduojantis, kad protas atsijungtų. Taip man ateina. Tai nėra stipri narkotinė medžiaga, tiesiog yra atsipalaidavimo, atjungimo proto. Net ir dabar man ateina, kad protas atjungia. Yra net vaistų tokių cheminių, lygos kažkaip irgi yra, kur chemija vaistinėse, tai irgi yra atjungimas proto, kad nejaustų kūnas proto. Tai neraminantis kokie dabartiniai? Jo, gali būti, nes aš matau tai, pavyzdžiui, kaip skauda kažkokią tai vietą kūne, perduoda impulsą į protą, protas supranta skausmą. Jeigu atjungi protą, protas jau nebeidentifikuoja to, kai skausmo. Šiaip kūnas jaučia, bet protas nesupranta. Pavyzdžiui, kaip ir tu sakai, tu moki nuimti skausmą nuo kūno, tu moki atsijungti nuo skausmo, nes mes skausmą suprantam per protą. Tai realiai visos lygos, ne, kai yra ne lygos, o skausmai, pavyzdžiui, tau ateina kokie ten, ką žinau, skausmas, ne, kažkurioje tai kūno vietoj. Jeigu tu atjungi tai protą, ne, tau skausmas, jisai dingsta. Tu gali matyti, kad ta vieta ten, pavyzdžiui, kraujuoja, bet tu jau nepaimi tos informacijos kaip skausmo, nes skausmo nėra, jisai yra sukurtas. Make sense dabar. Ir kai tu atjungi protą, tada leidi tam matricą atjungi nuo savęs, kai atjungi protą. Atjungi matricą iš viso? Jo, tai palauk, tai visi šitie vaistai, kurie yra nuo skausmo, ne, tie visi ibuprofenai, kokie dar ten yra, aš nežinau jų, tų vaistų.
Nu, žodžiu, nuo skausmo, ne, ten tie vaistai. Tai ką jie padaro? Užmigdo tavo kaip ir smegenis? tą sensorių, tuos neuronus, kurie yra atsakingi už skausmų suvokimą. Tai nėra taip, kad tave atjungia protą ir tu ten, žinai, ir oi, kur mano namai ir kas aš esu. Bet tą skausmų supratimą atjungia. Ta vieta vis dar, nu žiūrėk, realiai logiškai pagalvoti, ar ne, persipjoviau pirštą, ar ne, ir ten skausmas belekaus, kraujas bėga. Išgėriau vaistų ir skausmo nejaučiu. Bet tai nereiškia, kad ta vieta užgijo, tik tais tiek, kad atsijungia skausmo receptoriai. Taip. Atjungiamas protas, o protas yra per matricą, matrica siunčia skausmo vibraciją. Aš apie hibridinę šneku. Taip. Nes skausmo nėra, realiai nėra skausmo. Taip, aš suprantu. Nes vat, kiek aš jau kartų turbūt sakiau, ne, kad jeigu įvyksta skausmas, staigus ypač, tu tiesiog atjungi protą ir viskas dingsta per kelias sekundės, nu, kadangi yra kaip instinktas, ne, toksai, kad, pavyzdžiui, persipjovus, ne, jau instinktas ir vis tiek tas skausmas ateina momentaliai. Bet jeigu tu pasakai, kad man neskauda, bet, nu, ne tai, kad pasakai, bet, ta prasme, atjungi iš karto, tas skausmas dingsta per kokias, nu, 10-20 sekundžių. Jau tik įslūksta jisai netgi. Tai reiškia, kad, vat, kaip tu sakai, yra kažkoks tai sensorius, kažkoks tai kaip mygtukas, kurį išjungi. Jo, ir va vaikai, žiūrėk, parvirsta jau, būna, kad ten tėvai net už galvos pasiema, net atrodo, kvėpavimą sulaiko, o vaikas atsistoja, pažiūrė, jeigu jį nieks nesureagavo, pasikasų ir nubėga, ar ne, nes pasitos matricos, tos pajungimo nėra tokia stipri, kaip saugusio žmogaus jau sukrauta per visą praeitį. Taip, būtent. Tai va, tai grįžtant į tą reinkarnaciją, aš matau, kad šitas jaunimas atsijungia nuo proto ir jie kažkaip panyra į transą, į eterinę erdvę, bet ne į tą, kur parazitų ten pilna, bet yra tie liupai, ane, ten, tu gali pataikyti irgi, kai čia kaip kanalą įsijungti, tu gali į eterį pataikyti, tu gali ten informacinę lauką pataikyti, kur nori ten gali eiti. Tai va, aš matau, kad kai jie sąmoningai tą daro, jie irgi gali nueiti ten, kur jiem yra gera, ir va, ta transų būsena už tokia, kaip netgi sakyčiau, nu, man patinka patinka tas jausmas toksai atsijungimo nuo realybės. Bet tai, kaip pavyzdžiui galima, žmonės dažnai jungiasi, ne, čia yra toksai irgi transas bendruomenėje, ne? Mes dažnai sakom, kad tokių dalykų daryti negalima, nes iš tikrųjų ten yra agregorai ir taip toliau yra nesaugu. Bet kaip, pavyzdžiui, žmonėm pasijungti prie to gero kanalo? Tai tu susikoncentruoji ne į tą bendrą erdvę, o tu girdėdamas tą muziką susikoncentruoji į save, lendi į save, ne į viršų, o į save lendi. Ta prasme, nes mūsų viduje yra viskas tas, ką mes turim archyvos, ar ne, tai nėra išorėje kažkas, tai yra mūsų viduje, kuris yra kaip erdvė. Nu, aš jaučiu labai nesuprantamai aiškinu, bet aš... Suprantamai, kas sąmoningumo lygyje, kas sąmoningumo lygyje yra tam tikram, jisai supras, o kas nesupras, jie negali ir taip pasijungti. Tai va, aš girdėdama muziką, aš galiu būti 100 žmonių erdvėje, bet neprisijungti nei iš vieno jų, nes aš neinu į išorę, o aš lendu į vidų. Žodžiu, eini per širdį. Taip, Taip. Nes archyvai irgi nėra ten kažkur ten kosmose, ten archyvai mūsų viduje. Taip. Tam mėlynam pagaliukė, prie mėlyno pagaliuko prisijungti reikia. O ten atsiveria erdvė. Erdvė, taip. Taip. Gerai. Tai žodžiu, iš tos reinkarnacijos yra tokia žinutė, kad įmanoma tai padaryti, netgi jei pas ją yra archyvose šitą informaciją, ne? Taip. Kaip jinai gali atsigeneruoti lįsdama į save.
Taip, gerai. Ir šiaip muzika, vat, nežinau, kiek jai šitą reinkarnaciją rezonuotų, bet jinai galėtų pasiklausyti kokių būgnelių, nebūtinai tai afrikietiška, bet kaip jinai jaučiasi girdėdama tuos būgnelius, nes aš dabar juos girdžiu savo galvoje ir man norisi, žinai, kaip tas toksai ritmingumas, man norisi judėti pagal tą ritmą. Tai vat įdomu, kaip jai būtų tas. Nes čia vat matau, kad yra jos informacija, kuri gali padėti jai asmeniškai. Ok. Norėčiau pasižiūrėti dar prieš einant valyti kažkokią tai stotelę kosmose. 1, 2, 3. Mane pirmiausiai nunešė į tą vietą, kur jinai yra dažnis. Dažnis jau įgavęs šiek tiek charakteristikos. Tai, bet aš šitą dažnį aš matau kaip kvarbatkėlės, zigzagų ženklas būtų, dažnai zigzagas. Ir tokia nenutrūkstanti linija zigzago, kuri eina pasigavusi jau tokia kaip ir charakteristika. Tai nėra negatyvas, tai yra susidomėjimas. Vat labai stiprus žodis eina susidomėjimas, kai viskas įdomu. Na jo, tai yra virusas ar ne, bet jisai nėra iš tos negatyvios jau pusės perdirbtas. Tai yra ta normali matrica pasiekusi. Ir man tai, vėl mane numetė į žemę, palauk. Reinkarnacija, man gaisrininko reinkarnacija ateina. Gerai, tuoj grįžtu atgal, tas dažnis, susidomėjimas ateina ir paieškos, dairymasis, domėjimasis, tuoj aš su jie kartu tokia kaip jinai vardinu ir aš taip leidžiuosi žemyn, nes kuo daugiau ateina to susidomėjimo, tuo labiau aš leidžiuosi žemyn, ieškau to, kas man yra įdomu ir kas patiktų, ateina malonumo, norėjimas malonumo. Tas malonumas, čia yra pakiša visiems. Didysis viruso taškas yra ne negatyvas, o malonumo troškimas. Nes per tą prizmę tada ateina viskas. Tai aišku. Fizinis, emocinis malonumas, koks dar gali būti. Materialus malonumas, bet viskas eina iš to vidinio jausmo, kai ieškai to pasitenkinimo. Daugiau tas pasitenkinimo pereina į tą negatyvę pusę. Kai nori ir dėl to ir padarė tokią amžinybę norui, kai tuos poreikius augina. Poreikiai neturi lubų. Jie yra neišmatuojami, yra begalybės ženklas. Jeigu pasižiūrėti į malonumo paieškas, tai yra begalybės ženklas, niekada nėra gana. Tai čia yra didžioji, mano ateina, kad hibridinės matricos programa, kuri iš normalios matricos pilnatvės perėjo į tą malonumą. Tai iš pilnatvės į malonumą. O malonume labai daug yra ir gobšumo. Ir tas gobšumas virsta į begalybę. Vis negana ir negana. Nes tu negali tos pilnatvės vis tiek pasiekti. Nes ne ten eini. Nei tą pusę. Taip, nei tą matricą. Būtent. Atrodo viskas paprasta, ne? Kai žiūri šono. Ir aš dabar matau, kaip jinai pliukšteli į vandenį, tokia kaip atrodytų, kad mūsų krentanti žvaigždė arba meteoritas. Ir čia matau, kad jinai pliukšteli į vandenį, 7 skaičius ateina. Gaunasi kaip taisyklingos formos rutulys, kuris labai panašus į akmens dažnį. Toks jausmas, kad pasiekus tos planetos, aš vadinsiu atmosferą, nes ten aišku yra viskas kitaip, kad būtų suprantamiau, pasiekus tą atmosferą planetos pasikeičia dažnis į tokį kaip į materialumą, kuris vibracijas, kaip
kaip čia dabar pasakyti, atitinka tos planetos vibracinė dažniai materialumo. Taip. Taip kaip kotletus darai, ne, iš pradžių ten turi tą tešlą, o paskui formuoji blyną. Tai vat irgi atrodo, kad buvau ta tešla ir krisdama per tą atmosferą tapau tuo taisyklingu rutuliu. Jis yra tampa krikštolinis, matau, kad kaip įdomiai, atrodo, kad atėjau paieškoti, susirinkti patirčių, bet atsiradau to vandens dugne, nieko neveikiu, esu tik tai rutulys, bet tuo pačiu metu veikia mane to skysčio vibracija, mane šlifuoja. Aš tampu iš to akmens tokio vis skaidresniu ir skaidresniu, kol tampu tokiu kaip burbulu ir pakilu į viršų, kai iš manęs išimamas yra svoris. Ir kai tampu tuo lengvumu, žinai, kaip sako, akmuo skęsta, bet kitas dalykas neskęsta. Tai supranti, apie ką aš šneku? Kitas dalykas, ta prasme, kitas daiktas neskęsta. Nu, pavyzdžiui, oro burbuliukas, ar ne? Ten kamuolys, kuriame yra daug oro, plunksna. Lengvi dalykai, kuriame nėra to. Bet iš karto apie kitą pagalvoja, ne? Neskęstantį. Ne. Ai, gerai. Tai vat aš matau, kaip tada tas rutuliukas išskanuotas, išdirbtas, pakyla į viršų. Ir tada tokia kaip banga nuneša jį tokia į vieną kaip krūvą. Ir kai nuneša, aš matau, kad ten yra daug tokių rutuliukų, jie tokie peršviečiami. Kaip ikrai gaunasi, ne? Aha. Ir jie visi taip trombuojasi vienas prie kito, tokia tokia susideda. Bet čia daugiau veiksmo kaip ir nėra, yra tiesiog šitas procesas iš akmens į tą rutuliuką ir trambavimasis prie kito, tokia kaip bendruomenė, gal kaip daro tą tokį sujungimą, nes kiekviena siela atėjusi kaip akmuo, jinai atsineša savo informaciją. Atrodo, kad netgi tas vanduo išima tokia kaip ir informacinį lauką, tokį išvalo ir tokį padaro skaidrų, bet aišku išvalo ir tą, kas yra gal ir gerai, bet gaunasi skaidrus toksai be nieko, be poreikio. Tai palauk, jeigu pasižiūrėsi dabar jos šitą kosminę dalį, ne? Kokia charakteristika aplamai yra iš visų surinktų patirčių Žemėje, tiek kosmose, kokia yra ta kosminė dalis? Likusi ta 20, bet ji turi turėti charakteristiką kažkokią tai. Jinai yra ten, kur jie turi būti lengvumas, jie yra per sunku čia būti. Ir kai per sunku, tada gaunasi, kad eina į destrukciją pati siela. Tai jeigu kosminė dalis, jinai yra tokia lengva, tai yra plaukianti ant žemės nesilaikanti, kilanti į viršų, poleikis toksai nešimas tokio kaip vėjo šviesos ir man eina tokia kaip būtų pūga, žinai, toks jausmas, kaip tai nėra baisi ta pūga, o kai vėjas pučia ir tokie lengvi sniego snaigės, tos tokios sukasi. Tai man tokia grinai, jinai tokia snaigė, kuri turi tą lengvumo pojūtį, bet iš savęs yra be galo graži, nes kiekviena snaigė yra labai savotiška ir jinai turi savo tą raštą. Tai grinai aš ją taip apibūdinčiau. Ir jinai galėtų, matai, kas yra snaigės, jeigu pažiūrint, ne, jos adaptuojasi nuo dažnio. Tai pavyzdžiui, jeigu net yra kažkur tai eksperimentas apie snaigės, ne, matai gal ne tą eksperimentą? Pagal muziką, paleido muziką ir susiformavo snaigės. Tai jei ji šiaip mėgsta labai kūrybą, piešimą, tapimą, siuvinėjimą, kirpimą. Ir aišku, laiko kaip ir nėra tam, ne? Bet jai tinka, ne, šitokie dalykai? Labai tinka, labai tinka šitas dalykas, nes jinai į savo darbą, aišku, dabar jinai yra
prigrūsta visko, bet kai jinai išsivalys, atsigeneruos, pas ją į juos darbuose ateina ta snaigės lengvumo vibracija, va ta tokia tyra, jinai tokia netgi, sakyčiau, yra valanti, va kaip ta moteris palį mišką, tai atrodo, kad ir jinai per savo daiktus gali išvalyti irgi tą žmogaus energetinį lauką. Ne patį žmogų, bet apvalyti tiesiog tą. Mhm. Tai vat. Ir jinai čia dar vienas toks punktas yra, kad daug kas ir aplamai sekasi, bet nerandu srities, kurią galėčiau kaip profesionalumo išgryninti. Nu, su tiek parazitų aš nežinau, ar čia bet kas galėtų tai padaryti, nes niekas, ta prasme, jinai turi būti donorų ir neturi energijos savo gaminti, va dėl to yra tas nebaigtumas. Bet šiaip jai patinka padėti žmonėms, jie lengvai atsiveria, norisi gydyti. Va. Ateina vis tiek, jie yra, matai, šito. Gydyti specialiai nebūtina. Ta prasme, gydyti kitą yra didelė atsakomybė žmogui. Tiek tau pačiam, ne, yra kaip ir pavojinga, tiek ir pavojinga, kad tu gali dar labiau kažkaip tai tą žmogų pažeisti. Tai vat ką pirmą reikia visiems daryti, vėl 100 kartų kartoju ir pasikartosiu vėl. Reikia pirmą išsigydyti save ant tiek, kad jaustumėt tą tokią stiprybę vidinę, kad vat dabar aš galiu daryti ir kitiems gerą, ir manęs nepalauš. Va tada ateina ta stiprybė ir va tada galima pradėti kažką galvoti, padėti kitiems. Bet pirmą visada reikia padėti savo. Nes gaunasi, kaip Lina sako, tas gydymas iš trūkumo. Ir va, bet jos, matai, ir eina ją iš informacinio lauko, sakau, tas berniukas, kuris masažistų buvo, ar ne ten to. Taip, čia irgi iš esmės tai yra gydymas per rankas irgi. Taip, būtent. Yra tikrai daugiau reinkarnacijų, tik tai nėra labai laiko žiūrinėti, bet jai tinka labai kūryba, tas lengvumas. Realiai jai viskas tiktų. Archyvose jinai buvo nors kartą? Yra buvusi, bet sakau, ten nedažnas svečias yra. Tai vat. Kraujas užterštas, klasteris nekas, pinigų matricą pasižiūrėk. Va. Nėra? Net nėra. Yra iliuzinė, bet nieko ten nėra gausos. Nu tai va, jinai kaip ir nuo vyro priklausoma šiuo metu, tai aišku. Iš tos pusės tai neįmanoma turėti tos pinigų matricos. Gerai, nu ką, pradedam tada purtytis. Avinėlį pasipurtik. Perduok dabar antivirusinės mūsų. Aš jai paduodu, jinai susiformuoja pagal save. Taip. Integruoja ir aktyvuoja. Programos lūžinėja lydose. Taip. Bet yra implantų, kurie Tai va, ir norėjau klausyti. Žiūrėk, tos dėžės yra, jos programinės buvo, ar reikia išimti? Šitos programinės. O kas yra neprograminės? Man tokios plokštelės ateina, va ten, kur yra tos matricos jungtys per stuburą, ten atrodo, kad irgi yra įmontuoti tokie kaip sujungėjai, tokie, nu, vat, kaip varžtas sukiai iš vienos pusės ir reikia, kad iš kitos laikytųsi. Tai vat, tie laikytuvai vat, eina man tokia kaip implantiniai programiniai. Jinai juos visus išsiema. Ir žinai, ką prie to pačio mentalinės plokštelės išmesk. Su magnetais. Aha, ir išsitraukia ir tie kiti implantai, tos kurie buvo. Išmeta jinai viską. Gerai. Kraują dabar perkošiam ir skysčius.
Dabar aš tik noriu pasakyti, kad iš gerklės išsitraukia, atsijungia tą šlangą nuo to egregoro, jisai toksai kaip makaluojantis, liko makaluojantis, o jinai persikošia kraują, taip. Yra ten visokiausių. Išmeta, gerai. Gerai. Dabar taip, visos sielos, visi žmonės, kurie yra pakištukai, jinai susinaikina kontraktą su jais, išmeta į portalą, atsijungia energetinius ryšius. Susirenka kontraktus, išmeta, nutraukia. Viskas? Gerai. Ar yra kažkokie dar papildomi parazitai pas ją? Ne, čia buvo viskas iš to, vat, iš tų pakištų. Iš aplinkos. Gerai. Super. Tada einam, sunaikinam šitą labirintą jų pastatytą ir tuo pačiu metu atsijungsim nuo klonų. Atjungsim klonus, o klonus išmesti reikia į portalą. Nes yra to laboratorijos, ne? O tu man sakai dėl klasterių, nes aš su klasteriu nieko nepadariau, ar tu man sakai ir aš... Dar ne. Ai, gerai, tada aš tu padariau. Duodu burbuliuką, kai jinai sunaikina labirintą, sunaikina kontraktus, išmeta, maldininkus, klonus atjungia, išmeta vid laboratoriją. Su laboratorija. Pažiūrėk, kaip ir iš viso, kiek procentų iš jos buvo įmama energijos būtent klonams, jeigu nuo skalėje iki 100%. Man ateina apie 70. Ojojoj. O dar plus kiti laidai, tai aš sakau, aš neįsivaizduoju, kaip jinai iš lovos atsikelia. Į minusą ėjo. Jo, gerai. Šitas išėjo, programas išėjo, dabar einam prie pagrindinio šito hybrido. Jinai pasikelia dažnius, tiek kiek gali, pažiūrim, kaip jinai. Aha, pasikelia. Didesnė jinai? Maždaug tokio pačio ūgio. Išreiškia savo valią. Nusitraukė visus energetinius ryšius su šituo draku, išmeta į portalą, sunaikina kontraktą, išmeta irgi. Ne drako, hybridas toksai. Jo, bet jisai man, kadangi šikšnosparnus turi, jisai aš į drako pavadinu. Aha, išmeta. Gerai, dabar šitas agregoras, kuris yra, kaip tai pavadinai, statybinė... Atsijungia jinai. Atsijungia? Aha, statybinis cechas. Centras. Statybinis centras, va. Tai ten yra kitų sielų? Taip yra. Perduoda informaciją kitoms sieloms, burbuliukus? Man net ir ateina, kad va, šitas agregoras, tai ir buvo tas, kur sakau, ta serija žmonių, va, kaip su autobusu atvežė. Tai va, toks jausmas, kad va, šito agregoro ta visa serija patalpintų buvo, jinai permeta burbuliukus. Nes jinai pirmą jau atsijungė iš tos gerklės, ištraukė. Gerai. Ok, ir atsijungėm dabar šitas 6 šlangas nuo matricos. Atjungė. Taip. Registrų centras. Atsijungiam informaciją, išsitrinam apie save. Aš girdžiu signalizaciją kaukia. O! Kas čia per naujieną? Tie pajungti yra žmonės, kurie yra pajungti į būtent tokios kaip ir į bendruomenės, kaip į projektus. Ir jeigu čia kaip, pavyzdžiui, kaip einant pro vartus iš parduotuvės, jeigu kažką pavogi, reiškia, tie vartai pradeda cypti. Tai va toks jausmas, kad jinai išsiregistruodama save iš tenais
jinai sukelia va tą Alarmą dėl viso aliarmą. projekto, nes jis yra projektas, nes Mhm. tie žmonės, tos sielos irgi atsijunginėja, tai ten iš viso chaosas. Tai jinai gali permesti net burbuliukus toms sieloms kitoms, kad jos irgi atsijungtų Matai, nuo kaip būtent atsijunginėja. registro centro. Jo. Taip, tokia atrodo, kad atjungia maitinimą, nes aš matau šitos projektus kaip pajungtus į matricą, iš kur pumpuojama yra tokia kaip palaikymas informacijos, ar ne, ten elektra teikiama. Ir jeigu tu vieną atjungi, įsijungia alarmas, bet jeigu tu atjungi nuo to pagrindinio taško visą tokį tą burbulą nuo laido, gaunasi kaip trumpas įsijungimas. Aha, aš matau, kaip tos sielos tokios dabar pasimetusios, mes duodam burbuliukus, čia lygiai tos pačios irgi iš to agregoro, to statybininko, tai jinai ta informacija pasidalina, aš jiems irgi permetu informacijos burbuliukus, kad jie dirbtų su savimi ir atsijungtų patys su viskuo, nuo visko. Aha, o modvi grįžtam į erdvę. Dabar taip, klasteris, ką jinai nori daryti su juo? Jinai nori išėti, jos pasąmonė taip nusprendžia. Gerai, atsijungia, numeta informacijos burbuliukus klasteriui. Oi, čia stiprus laidai tokie, atrodo, aktyvūs, labai stipriai nutraukina energetinį tą ryšį ir išsitrina save, išsėma, išsiplešia save iš klasterio. Aha. Gerai. Persimeta. Šituos archyvus reikia sutvarkyti, termitus, paleisti antivirusinę. Aha, padarom. Dabar parodyk jai, kur yra archyvai. Aha, mato. Gerai. Susikūrė pinigų matricą. Ta iliuzinė išmeta. Taip sukuria, integruoja skaitmeninę. Gerai. Viskas? Ok, informacinis laukas, bet šitą reikia ištrinti. Bagažas visas. Karminis bagažas, galima irgi taip sakyti. Aha, padarė. Pažiūrėk dabar tagi čakrų veiklą, kaip atrodo viską išmėtus. Jinai etrinėme lauke susitvarkiau savo emocinį kūną. Užsideda apsaugas ir tokia atsikaudinėja, regeneruojasi, pulsuoja viduje, neišleisdama dabar į išorę, tol, kol regeneruosis visa. Man jinai prašo pasakyti, kad tai liečia ir fizinį lygmenį, tai, kad dabar jinai susiturėtų savyje, atsigautų, susigydytų savo vidinės tą žaizdas, tą jausmą, kad paskui galėtų skleisti viską į išorę, nes jeigu mes nesusigydę pradėsim skleisti į išorę, tai tas pats, kas per tarką pilti vandenį, ta prasme, tas išbėga, reikia pirmiausia į puodelį įpilti ir paskui galima pilti, ar ne, ta prasme, reikia pirmiausia prisipilti savyje. Tai vat, man jos eterinis kūnas prašo tą perduoti, kad dabar tas laikas, kada vidinis gydymas turi būti fiziniam lygmenyje. Supratau. Tai čia ir perdavimas žinutės, nebuvo jos. Bet žinutė dar ir kita yra, aš jau pirmai girdėjau dėl pykčio, bet aš noriu tik pasakyti dar pradžioje apie čakras, kad jos yra dabar aktyvios, jos sukasi vienodai, ta prasme subalansuotai. Žmogaus dalis, jinai gavusi tą pradinę padėtį, kosminė dalis atsigaudinėja. Tokia, žinai, kaip po gliūčio gero. O kas liečia pasąmonį, ką nori perduoti, tai va tą pyktį, kuris jisai nepraeis per naktį, nes tai yra jau įprotis proto. Ir tas trigeris, ar ne, jau jisai gaunasi tokia kaip mūsų mentalinė plokštelė, refleksas.
dabar šitą pyktį, kuris jisai galbūt, o gal ir ne, o gal ir lengvai susitvarkys, bet jeigu ateis šitas pyktis, panaudoti į kūrybinę energiją, nes mes pyktį galime panaudoti destrukcijai arba kūrybai, sunaikinti arba statyti. Tai vad, kai supyksiu, aš tada supykstu, pavyzdžiui, sunervina ten šeima, vaikai, aš tada sugalvoju, kad gerai, jeigu supykau, einu ten, ką nors padarysiu kažkokį darbą, ar ne, jeigu patinka kūryba, ten piešimas, pavyzdžiui, arba siuvimas, tada galima tą energiją, tą pyktį perkelti į kūrybinę energiją, supykti ir padaryti kažką gražaus. Va specialiai dabar už tai, kad supykau, padarysiu kažką gražaus. Aš tai susibūdžiu save, žodžiu. Bet gerąją prasme, nu. Taip, tai vat man prašo pasąmonė perduoti šitą žinutę ir vat tai 2 žinutės būtų jai siunčiamos. Taip, jos vaikučiam irgi seansas bus, bet, nu, už keletą mėnesių, bet vis tiek bus, tai vat iki to laiko jinai netgi gali pamatyti pati, kaip jinai keisis ir vaikai keisis. Taip. Jau gali pamatyti šitą. O nuo vyro reikia išmokti už save pastovėti ir parodyti, kad irgi jos gyvenimas irgi yra svarbus. Taip, ir jai priklauso jos gyvenimas. Taip, ne kitam žmogui. Jo, aš dar tik noriu jai pasakyti, kad jinai savo labirintą prisidėjo šitų burbuliukų, antivirusinių, informacinių ir apsaugą užsidėjo, kad nelystų jos labirintą kiti, kam nereikalinga. Tai va čia irgi, kas liečia fizinį lygmenį, kad irgi jinai spręstų, ką jinai nori daryti, ką jinai veiks, nes jeigu jinai duoda estafetę kitam žmogui reguliuoti jos veiksmus, reiškia labirintą valdo jau interferentai to žmogaus. Jinai duoda leidimą. Taip. Taip. Gerai. Turi jinai kokį antivirusinį ar kokią informaciją, kurią norėtų pasidalinti su visais? Jinai turi tokį kažkaip išsivalymo, neutralizavimo. Vat man ir ateina to vandens, to skysčio, kada iš akmens gavosi tas rutuliukas, toksai kaip ir atsiskyrimas pelų nuo grūdų, va taip man ateina. Tokia, kad galėtų ta sunki programa atsiskirti nuo lengvos programos. Gerai, išmeta jinai globaliai, aplinkiniams aišku. Gerai, nesuformuoja rutuliukus, uždeda apsaugą ir išmeta visiems. Gerai. Dar kartą peržiūriu, kad čia atrinime laukia viskas būtų. Tiesiog astralanai susitvarko, dar irgi pasideda šitas programas, akinius. Noriu, kad viskas būtų iki galo įvardinta, nes jos pasąmonė, jos dirba, tik noriu, kad sąmonė girdėtų, protas, kad girdėtų, taip. Nusiramintų. Šiaip eterinis laukas yra švarus. Antros širdies nėra, bet dar kol kas yra rizikinga duoti, tai jinai užsistato tokia kaip ir programėlė, kad kai bus pasiruošus ir bus saugu, jinai pati jos pasąmonė tą padarys. Gerai. Super. Nu, iš tokio sunkaus realiai labirinto būtų labai sunku bet kam išeiti, bet dabar yra labai, labai didelis šansas, kad jai viskas apsivers į kitą pusę. Tik reikia labai dirbti dabar fiziniam lygmenį. Stipriai. Gerai. Viskas. Baigiu. Sėkmės. Sėkmės.